Sveiki draugai, nauja siunta, naujas video, patikrinkim. Kasgi čia pas mus atvažiavo? ZX Spectrum Plus 9 voltų prašo, jungiasi per anteną, kojytės atsilenkia, taip pat yra joystickas, toks įdomus, ir joystickui prijungimas. Na, patikrinsim tada, ar jis veikiantis, bet reikia maitinimo. Nebuvo maitinimo bloko ir jokių laidų. Tai reikės ieškoti, pasiieškosiu už kadro ir pratęsim. Na, mums reikėtų maitinimo šaltinio. Tai reikėtų pasitikrinti visų pirma, kaip čia yra maitinimas. DC reiškia pastovus, tik tais viduriuke kas ar pliusas ar minusas. Anteną turim, tai galbūt per čia ir pasitikrinsim. Tuoj paimsim testerį ant skambučio ir pasižiūrėkim, kaip čia bus dabar pas mus. Štai vieną pusę dėkim prie maitinimo pliuso ir prie korpuso. Tai reiškia, kad viduj yra minusas, išoriai pliusas. Tai čia toksai pat kaip dendė eina. Arba Sega, ir kieno ten yra, parašykit į komentarą. Greičiausiai bus kaip šitie dendė, ar ne, Famiklonui. Tai tokio maitinimo šaltinio reikia. Einu paieškosiu. Kad būtų viskas panašu. Tai radau savąjį, tai yra va štai toks, tik tais čia amerikonas, tai yra anglas, ne amerikonas, atsiprašau. Reiktų pasimatuoti, kokia čia įtampa ir koks išėjimas, pliusas ar minusas. Tuoj prisijungiu ir pažiūrim. Taip, mums reikėtų, kad minusas būtų vidury. Nu va, turim tiek, kiek reikia. Tai šitas tada reiškia tinka. Tuoj prijungsiu. Dar reikia antenos laido. Irgi paėmiau originalą nuo to komplekto savojo. Tuoj sujungiu, pažiūrim. Prasiskanavo kanalai ir jau turim vaizdelį. Tai konsolė reiškia, kompiuteris yra veikiantis, tai galima bus pardavėjui pažymėti, kad jamu. Tik pasižiūrėkime, ar dar kažką tai rašo. Taip. Taip, labas, ko nemačiau. Tai kompiuteris yra veikiantis. Nu, visai nuostabu. Pirkau iš Vinted platformos, prašė 112, nusidėrėjau iki 100. Tai viskas gerai. Spaudžiam, kad ok. Tik gaila, kad maitinimo šaltinio nebuvo. Kompiuteris veikiantis, dar reikėtų kokį nors žaidimą galbūt susimest, pasižiūrėti, ar veikia ar ne. Kaip ten joystickas veikia, būtų įdomu pasitikrinti. Jeigu pastebėjot, video buvo, tai yra konsolė pirkta gegužės mėnesį, tai vat praėjo porą mėnesio, tik tais dabar vat turėjau laiką, kada pratęst šitą video. Per tą laiką buvo ir remontas kito ZX Spectrumo, jeigu pamenat, šito taisėm, kur pakeitėm ULA, tai iš šito kompiuterio panaudosiu maitinimo šaltinį
į dar kitus laidelius. Čia bus žaidimo užkrovimai, dar bus laideliai. Va, tai tuoj susijungiam ir pratęsim ten to kompiuterio apžvalgą. Maitinimo šaltinis kitas, kaip minėjau, ir tada pasijungiam. Prisijungia ir reikia nusiskanuoti anteną vėl per naują. Tai va, atrado ir tada grįžtam jau prie prieš tai buvusios stadijos. Sumesim gal kokią programėlę dar kartelį. Nežinau. Spalvas keičia, viskas ok. Pribūriau kažką. Pabandom paleisti. Out of screen, netelpa. Kažką čia priprograminau. Taip, tai tada reikėtų pabandyti tą žaidimą kokį. Oi, CLS, ką aš darau dabar. Out of screen, netelpa, reikėtų 40 eilutę. Reiktų pamažinti skaičius. Biškai paeditinau, bet žiūriu, man čia netelpa visos spalvos, dar reikėtų pamažinti. Numaliavoju. Gerai, tai tada einam prie magelį jau tada. Kad magelis veiktų, mums reikėtų čia prisijungti mikrofoną ir R. Tai tada, nežinau, čia kokios čia, kur čia turėtų kas eiti. Susijunkim, pasitikrinkim. Beje, šitas kompas turi va čia va juodą mygtuką reset. Čia neaišku, kas yra. Gal RGB ar kas ten tokio. Beje, čia yra ZX Spectrum Plus. Plus tai reiškia, kad yra geresnė klaviatūra negu to guminio. Negu va štai šitas. Čia yra elementarus ZX Spectrum Classic, ar ne, o čia ZX Spectrum Plus, kad kitokia klaviatūra. Tai tada, taip, čia mums persikrovė. Ir tada mes turėtumėm čia pasimti J raidę ir kabutės, taip. Load. Spaudžiam Enter. Ir tada jamamės magelį. Magelėje susirandam, tai yra mobilka. Mobilkoje susirandam Play ZX. Ir tada kokį nors žaidimą, kas ten pas mus buvo iš standartinio, taip, mėgstamo. Buvo dar kažkur tais Exolon. Va. Ir dabar prisijungiam laidą ir paleidžiam play. Play paleidau, čia pradėjo skaičiuoti, bet čia nieko nevyksta. Gal ne tas laidas. Padarykim. Soriukas, jums čia per garsiai buvo. Stop, pajungiau juodą dabar. Per naują play. Nieko neveikia. Dėl neveikia. Čia tai laikas eina. Čia nieko nebėga. Reikia gal pagarsinti, padarom stop. Pasigarsinam jo iki viršaus. Pagarsinau. Taip, trūksta laisvos vietos. Taip, paleidžiam vėl play. Ar čia kažkas mirga, gal ne tas laidelis, vėl stop. Tada perjunkim kitą laidą. Paleidžiam vėl play. Niekas nebėga. Kodėl? Nu, to aš čia už kadro pasiaiškinsiu. Nu, pasirinkim keyboard yra, tai start tada spaudžiam vienetą.
Koks valdymas, ajajai. Aha. OP gal aš taip, atsistojau. Taip, koks šauna N, M. Jo. Gerai, šokinėja. Veikia. Ilgiau laikom, tada raketa šauna. Šitas aparatas 48 kilobaitų yra ramo. Ups. Nu, va, nukalim. Šoviniai. Ojojojoj. Ai. Reikia dabėgti iki krašto ir tada jau jie nebeišlenda. Stringa video. Va. O, čia bus jau liūdna. Atsitupiam. Atsistojam. Oi. 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 Gal spėsiu dabėgti? Spėjau. Oi. Čia jau nepraeisiu. Reikėtų prisijungti joystiką, bet prie veikiančio čia neprisijungsim va šito sloto. Štai yra pats joystikas. Ir čia reikėtų įsistatyti šitą perėjimą, nes pats kompiuteris neturi to joystiko jungties, kaip rodžiau. Pačioj pradžioje jau rodžiau. Čia irgi su mikrosvičiais. Girdit? Va, pirmoje vietoje, va, žiūrėkit kaip varau. Tai tada jungiam lauk maitinimą. Op. Prisijungiam šitą. Ir vėl užlaudinam tą patį žaidimą per telefoną. Na tai tuoj. Užsilaudinu dar kartą, šį kartą su joystiku jau pajungtų. Joystiką prijungiau, tai tada pasibandykim. Šį kartą pasirinkim, kur čia yra Kempston 5, taip. Ir spauskim vienetą. Op. Gerai, atsitupiam. Šaudo. Einam. Su joystiku visai kitas žaidimas. Op. Visai smagiau žaidžiasi. Praslinkom. Ojojoj. Nereikėjo pašokti man čia. Pavyko. Nu, kaip ir viskas aišku, kompiuteris veikia, tik tais gan biški taip negražiai rodo per anteną. Reikėtų padaryti video modą. Ten labai paprastai darosi, iš antenos tiesiog atjungti ir pajungti. Tai kasgi čia mums dar liko su šito kompu, tai tada gal aš jį išjungiu lauk ir pasižiūrėkim, kas yra dar po kapoto pas jį.
Va. Atsukau 8 varžtelius ir galim jau atidaryti. Bet čia atidaryti reikia labai atsargiai, kadangi yra prijungta klaviatūra ir gali nutrūkti šitie šleifai klaviatūros. Tai reikėtų būti labai atsargiem. Juos reikia labai saugoti, šitas membranas. Šitose klaviatūrose šiek tiek stipresnė yra ta membrana negu tose Classic. Ui, karštas. Radiatorius karštas, nes prie jo prijungta yra 7805. Tai šituose visuose ZX Spectrumuose keičia kitokius tuos įtampos keitiklius. Čia į 5 voltus, o po to vėl pasidaro plus 12, minus 5. Tai vat, kur čia dabar jo modelis? Turėtų kažkur tais čia va būti, va. Parašyta 83 metai ISUE 3. Tai vat, video modas čia jau kažkoks darytas. Va, net čia ateina kažkokios varželės ar kas. Tai gal čia buvo ne antena, o tiesiog arba čia RGB kažkoksai yra. Bliuva matom. Čia turbūt RGB modas, tai reikėtų man prie šį čia prisijungti. Bet aš turėčiau čia pasinagrinėti, kokie laideliai, kas kur kaip. Kaip minėjau, žiūrėkit, čia dar yra reset mygtukas. Pasispaudžia, jis jungiasi va štai prie čia. Pasižiūrėkim pajungimo schemą. Čia ta pati ūla, kur tada praeitam video mums pagelbėjo. Tai va tokius čia kažkokis tais yra darinys. Na, reikės pasinagrinėti. Palyginkim plokštės su šituo klasikiniu. Šitą tu atidarysiu ir patikrinsim. Atsukau ir nuimkim dangtį. Čia tas video yra su ūla, kur keitėm. Tai siūlau pažiūrėti apie šitą kompiuteriuką klasikinį. Jo modelis yra Issue 3.3b, o čia tiesiog Issue 3. Ir abu 83 metai. Va, bet atrodo kaip vienodi, kad būtų. Tai šitam nėra video perdarimo jokio. Tai čia turėtumėm video pasimti nuo tos vietos. Su kuom čia parodyti su laideliu. Va, iš čia turėtumėm pasimti video. Tiesiog per kondensatorių ir tiesiog AV modą per teliko. Tai šitam laukia dar, kada membranos atvažiuos. Tuoj surinksiu. Surinkau tą klasikinį. Beje, naudodamasis progą, kol šitas yra išardytas, noriu parodyti tokį dalyką, kur Kęstas yra atsiuntęs man darbelį ir vis neturiu dar laiko, dar kantrybės truputėlį, kad šitą plokštę būtent į šitą modelį ZX Spectrum Plus, taip, telpa idealiai ir jis yra darytas būtent pagal šitą korpusą. Žiūrėkim, kaip jie turėtų tilpti. Va, audio tinka, video išimas tinka, šitas maitinimas tinka. Lieka tik tais, matot, va čia va joystickui dar skylė išpjauta. O daugiau viskas yra būtent šitam daryta pagal va šitą modelį.
Ir čia turi viską, ką jis turi. Tai tiesiog Kęstui patarčiau ieškotis iš serijos keiso, nežinau, gal ir turi. Bet kas Harlekiną renkat, tai yra būtent pagal vat šitą keisą yra viskas daryta. Va, šito negaliu daryti dar, kadangi pradėjau daryti šitos kartridžus. Va, ir esu sustojęs. Tai tie man kartridžai padėtų labai jau remonte. Čia ateity. Žinoma, pirmą reikia susitvarkyti dažnius. Tuoj. Jau baigiau rinkinėti šituos. Kvarcai atvažiavo 3,3 volto. Įsilitavau. Ir čia įsilitavau, va, kvarcą. Šitas buvo užprogramuotas. Reikia šitą užprogramuoti. 64 atrodo. Tai pasižiūrėsime. Taip, 28C64. Tai šitą užprogramuoti reikia per kasetę. Užkrovau su kasetę, užprogramavau, perlitavau trumpiklį taip kaip turi būti, įjungiau ir man štai čia, žiūrėkit, skylę uždegė, parūko dūmai. Ir aš tuo momentu nenufilmavau. Būtų visai įdomu buvę pasižiūrėti, kaip parūksta dūmai. Tai paaiškėjo, kad čia ta yra bloga mikroschema atsiųsta. Nes kai tas dar buvo neužprogramuotas, šitas jokių dūmų ten nerūko, viskas yra ok. Užsiprogramavo, perjungiau jungiklį. Prieš tai, tarkim, buvo perjungtas. Sako, kad blogas romas, tuščias, ta prasme, yra matrasas. Užprogramavau, perjungiau atgal, tada tas gavo jo įrašą ir iš karto numirė. Tai dar bandysim kitą užvesti. Tai va tokios tos bėdelės išlenda karts nuo karto. Tai šitas daiktas man būtų reikalingas tam, kad ypač va šitas va būtų gerai. Kad galėčiau čia prisijungti prie vat arba šito ar ne, arba prie to klasikinio prisijungti. Man nereikėtų krautis iš magelio, aš čia galėčiau prisijungęs va, turėti ir joysticką, ir SD kortelę, va štai čia. Tai šitas būtų toks idealus daiktelis. Tai šitą kaip ir susirenkam ir dar greitą tokį aptarimą. Tai va, galutinis aptarimas. Kompiuteriukas yra veikiantis. Beveik viską pasitikrinom. Nespėjom tik tai šito išsinagrinėti, nes tai užims daug laiko, reikėtų žiūrinėti, kas ten per RGB modas. Ir be to reikia kištuko ir žiūrėti televizoriaus specialaus ar ne, prie ko jungtis to RGB, arba kažkokio, kaip ten vadinasi, šitą upscalerio, ne, kuris RGB kramto. Tai va, čia kaip ir viskas gražu. Ramas geras, užsikrauna, taisyklingai dirba, ULA irgi gražiai dirba. Beje, jeigu žiūrėsite savo ar ne, tokį ZX Spectrum Plus, tai žiūrėkit, kad šitoje vietoje būtų parašyta 128 būna parašyta, būtent va toje vietoje. Tai tada būtų parašyta daugiau ramo, nes šiuo atveju dabartinis yra tik 48 kilobaitai. Tai šitas kompas yra lygiai tas pats kaip vat šitas, ar ne, tik tai skiriasi klaviatūros ir viskas. Tai vat, ateityje dar laukia šito remontas, ar ne, kur membraną taisysim. Ir turiu dar vieną, kuris laukia irgi membranos. Pa šitą prieš tai, kur keitėm ULA, keisim ateityje turbūt šitą membraną, galbūt yra dar kažkoks gedimas, nes man nepavyko užkrauti žaidimų, Excelono nepavyko ant šito užkrauti. Tai reikės pasižaisti. Tai va, draugai, tiek šiam kartui. Jeigu patiko, palaikinkit, jeigu turite kažkokių klausimų, parašykit, jeigu kažkokių padariau klaidų ar kažko dar nepapasakojau, tai taip pat parašykit
į komentarą, pasidalinkit savo turimą informaciją ir pasimatysim kitą kartą. Tai tiek. Ate, draugai.